visiškai iš įdomumo į YouTube įsirašiau, kaip susikurti web puslapį. Dauguma video yra daugiau negu 10 metų senumo. Radau vieną, kuris yra netgi 17 metų senumo. Vaikai gimę tada jau greitai patys ieškos, kaip susikurti web puslapį. O patys web puslapiai tuose video atrodo maždaug kaip tavo mokyklos websaitas kadaise atrodė. Šiandieną parodysiu, kaip web puslapiai yra kuriami šiomis dienomis. Per maždaug 10 minučių šiandieną su tavimi sukursime web puslapį, kuris patenkins visus tavo verslo poreikius. Padarysime tai neparašę nei vienos kodo eilutės. Apskritai, kodo eilutės dabar rašo AI-us, o mes tiesiog sėdime ir apsimetam, kad kažką tai darome. Paskaičiavau, kiek kainuotų susikurti paprastą web puslapį. Jei kreiptumeisi į agentūrą, tai sumokėtų mažiausiai 1000 ir būtų kažkas apie mėnesis laukimo. Su freelanceriu šiek tiek pigiau, bet freelancerį dar reikia rasti, o visai neblogai būtų, jeigu jisai ir atrašytų. O mums reikia tiesiog paprasto ir tvarkingo web puslapio, kuris yra skirtas mūsų klientams, tai pasidarykime jį patys. Kad sėkmingai paleistume savo web puslapį, mums reikės 5 įrankių. Pradėkime nuo VS Code, kurį turime parsisiųsti, tai bus mūsų code editorius. Čianais mes galėsime stebėti, kaip AI-us daro darbą. Pas mane yra MacBookas, dėl to man duoda MacBooko parsisiuntimą. Jeigu yra pas jūs Windowsas, galite parsisiųsti Windowsui skirtą. Spaudžiame čianais ir taip, matome, kad siuntimas prasidėjo. Kai užsinstaliuosime VS Code, mes matysime štai tokį vaizdą. Ir čianais vyks visas veiksmas. Mes norime užsinstaliuoti dar vieną dalyką, kuris vadinasi Cloud Codas. Tai spaudžiu ant extensiono ir aš turiu jau čianais užsinstaliavęs Cloud Codą. Jeigu jūs neturite, tai rašote Cloud, spaudžiate Enter ir užsinstaliuojate. Kaip matote, dar kartą, aš jį turiu, dėl to aš jį jau galiu naudoti, bet esmė, kad šitas dalykas vienintelis šitoj pamokoj yra mokamas ir jūs turite užsisakyti planą. Taip, galite naudoti kažkiek tai nemokamų kreditų, bet labai daug su jais nepadarysite. Mano rekomendacija pačioj pradžioj išsibandyti 15 eurų per mėnesį subscriptioną. Realiai, kai padarysite visus darbus, kuriuos norėsite, jūs galėsite tiesiog tą subscriptioną atšaukti. Tai įsivaizduokite, kad yra mūsų darbuotojas, bet jūs pabandykite rasti kokį nors kitą darbuotoją, kuris kainuos 15 eurų per mėnesį ir neims atostogų rugpjūčio vidury. Sekanti vieta, kurios turime mes susikurti akauntą, yra GitHubas. GitHubas tai yra vieta, kur gyvens mūsų visas kodas, kurį mes jį laikysime, kad jeigu mes pamesime kompiuterį, kad kodas niekur nedingtų. Patikėkit, buvo tokių istorijų, ne man, bet pažįstu, kam buvo. Tai mes susikurkime akauntą ir turėkite omeny, kad GitHubas tai yra tik tai viena Gito platformų. Jūs turite užsinstaliuoti dar patį Gitą, kad galėtumėte padėti į GitHubą savo kodą. Windowsui užsinstaliuoti yra ganėtinai paprasta. Su MacBooku yra kelios komandos, aš dabar jie šiandien nesiplėsiu, tiesiog paimkite ir įsirašykite į YouTube, kaip užsinstaliuoti Git arba How to install Git Mac. Vercel.com tai vieta, kurioje gyvens mūsų web puslapis. Ir mes iš tikrųjų čianais galėsime turėti savo puslapį nemokamai, bent jau iki to laiko, kol mūsų puslapis netaps kokiu sėkmingu startupu, kur per dieną apsilanko 10 000 žmonių. Iki tol būkit ramus, jisai bus nemokamas. Mes, ką turime dabar padaryti, tai prisijungti prie GitHubo, spaudžiu, autorizuojuos ir per šią vietą dabar mano kodas galės būti susijęs su šitą platformą ir šitą platformą tiesiog turės ir atvaizduos mūsų website. Next.js. Tai yra technologija, kurios pagalba mūsų pats web puslapis veiks. Jinai yra pastatyta ant Reacto, labai daug nesuprantamų žodžių. Jeigu jūs jų nesuprantate, sveikinu, jūs esate normalus žmogus. Turime ką padaryti, tai susikurti visų pirma ant mūsų desktopo tuščią folderį, rodo patį paprasčiausią būdą įmanomą, drag and dropiname mūsų folderį čianais, kad visas ekranas būtų paselektintas ir ką mes norime dar padaryti, tai paspausti ant terminalo. Čianais yra ta vieta, kur per filmus hakeriai rašo kažkokį tai kodą ir galiausiai išgelbėja pasaulį, mes darysime šiandieną kažką panašaus. Čia reikia įrašyti kelias komandas.
Nesijaudinkite, aš visas jas duosiu. Pradėkime nuo to, kad mes norime susikurti template'ą Next.js aplikacijos, su kuriuo mes pradėsime dirbti. Ir štai čionais yra komanda, kurią mes turėsime užsinstaliuoti, bet kad jinai suveiktų, mes turime, ir apskritai, kad Next.js suveiktų, mes turime dar vieną dalyką užsinstaliuoti, kas yra Node.js. Siūlau per daug dabar nesigilinti, kas tai yra, tiesiog užsinstaliuokite, tai yra backendo technologija, kuri naudojama Next.js-ui. Kai užsinstaliuosite, tiesiog paraninkite šitą skriptą ir dabar čionais mes turėsime atsakyti į keletą klausimų. Ir visų pirma, kaip mes norime pavadinti mūsų aplikaciją. Aš tiesiog paspausiu daug kartų Enter. Aš iš tikrųjų spausiu No, visur čionais taip skriptą paspausiu Yes, sklintas tegul būna, React compileris. Nemanau, kad šitoje vietoje reikalingas. Mums iš tikrųjų per daug čionais visko žinot nereikia, nes, kaip jau sakiau, už mus dirbs AI-us. Ir dabar mums liko padaryti prieš pradedant darbą paskutinį dalyką. Atsidarome šitą tuščią folderį mūsų ir mūsų šitą aplikaciją numetame štai čionais. Viskas, sveikinu. Iki šitos vietos, jeigu daėjai, mums liko labai nedaug, kad susikurti web puslapį. Galiu netgi pasakyti, kad pats puslapio kūrimas tai yra pati lengviausia dalis ir sveikinu iki jos atvykus. Aš puikiai suprantu, kad per pastarąsias 2 minutes mes padarėme tiek, kiek kiti žmonės padaro per 2 dienas ar netgi dar daugiau. Ir jeigu jums kažkas tai nesigavo, tačiau jūs vis tiek toliau norite kurti savo web puslapį arba web kokią nors galingą aplikaciją arba norite susikurti savo mobile aplikaciją, aš teikiu tiek privačias, tiek grupinės konsultacijas, kur viską ramiai jūsų tempu paaiškinu. Daugiau apie jas galite rasti video aprašyme, o dabar eikime toliau kurti mūsų web puslapio. Darydama savo paiešką YouTube'ai, dar apie web puslapius, pastebėjau, kad didelė web puslapių dalis yra daroma su WordPress'u. Mes jo nenaudosime, nes iš tikrųjų klausimas ne kodėl mes jo nenaudosime, o klausimas, kodėl dar kažkas tai jį naudoja. Gerai, yra šioks toks atsakymas, bet iš tikrųjų, jeigu jūsų verslas naudoja fakso mašiną, tai manau, kad WordPress'as ir jums visai tiktų, bet mes naudosime šiek tiek naujesnės technologijas, lankstesnės, nes dabar jau padaryti netgi lankstų ir flexible web puslapį yra ganėtinai paprasta. Tai išnaudokime visas tas galimybes. Ir dabar ką mes norime padaryti, tai duoti šiek tiek darbo AI, kad jisai netinginiautų ir spaudžiame čionais ir atidarome Cloud'o langą. Jeigu jūs šitoj vietoj Cloud'o nematysite, tai galite jį atsidaryti per extensionus, Cloud'as ir čionais jūs jau tikrai turite paspausti Enable Workspace ir tada jau tikrai pamatysite šitą langelį. Tai aš įsivaizduoju, kad aš esu sporto treneris ir noriu sukurti web puslapį savo, kad mano klientai matytų mano paslaugas, galbūt mano kontaktus, ko galima tikėtis ir pabandykime kartu su jumis parašyti šiokį tokį promptą. Ir vienas labai svarbus dalykas. Jūsų web puslapis ar atliekamas darbas bus tiek pat geras, koks yra jūsų promptas. Jeigu jūs parašysite, padaryk web puslapį, jisai padarys web puslapį, bet tas web puslapis jums greičiausiai nepatiks. Viskas, spaudžiu Enter ir viskas. Laukiu, kol AI jūs atliks darbą. Čionais dabar ką padarau, kad iš tikrųjų šitoj vietoje AI jūs nieko per daug mums nesugadins, nes projektas yra naujas, tai aš jam tiesiog sakau, žiūrėk, neklausinėk manęs, tiesiog daryk darbą. Ne tai, kad jis gali paklausti, bet tiesiog aš pasitikiu, imk, viską daryk. Norime dar kartą atsidaryti mūsų terminalą ir klausimas, kaip pasileisti šitą projektą, kad mes dabar galėtume matyti, kas čionais jau yra. Tai skriptas yra npm run dev. Viskas mūsų, web puslapis dabar gyvas, tik tai mums, ne visiems, tai neskubėkite dalintis šituo linku su draugais. Mes dar jo nesudeployiname šitą website. Ateikime čionais ir pasižiūrėkime, ką mes turime. Štai taip atrodo mūsų dabartinis puslapis ir mes dar turime šiek tiek palaukti, kol AI pabaigs savo darbą. AI baigia darbą, o mes patikrinkime, ką jisai mums sukūrė. Va čionais ir klavimo treneris.
Aš jam nepasakiau, koks aš treneris, tai ok. Tai dabar galiu pasakyti, kad šitas websaitas atrodo tvarkingai, bet tai nėra mano stilius. Ir kad sukurti savo stilių, mes turėtume pasirašyti tokį dalyką kaip skillsą, kad jūs geriau mus pažinotų, suprastų, ko mes norime, bet mes tuo dabar neužsimsime, nes tą dabar mokintis tai yra šiek tiek dar per anksti. Bus per daug informacijos tiesiog šiandieną. Tai mes padarykime labai paprastą dalyką, nueikime į Pinterestą ir čionais yra krūva websaito dizainų. Aš įrašiau webpage ir mes galime iš tikrųjų pasirinkti savo norimą stilistiką. Aš esu parsisiuntęs jau kelias nuotraukas, jas galite pamatyti ant mano desktopo, jos atrodo štai va šitaip. Ir aš noriu pasakyti AI-ui, prašau, padaryk kažkokį tai websaitą panašius į štai šituos dizainus ir iš tikrųjų AI-us tai supranta, AI-us tai gali padaryti. Tai mes būkime šiandieną paprasti ir tiesiog pasakykime ir parodykime pavyzdį. Kol kas pradėkime nuo šitų dviejų reikalavimų ir aš noriu dabar įkelti tas 3 nuotraukas, dėl to spaudžiu čianais pliusiuką, upload from computer ir čianais pasirenku tas 3 nuotraukas, spaudžiu open ir dabar AI-us vėl kokias 2, 3, gal 4 minutės dirbs ir šiek tiek pamodifikuos mūsų web puslapį, jisai dar kartą baigia daryti savo darbą. Tik tai prieš pažiūrint naujausią rezultatą noriu pasakyti vieną dalyką, kad aš parašiau ganėtinai labai mažai informacijos AI, jeigu tai būtų jūsų verslas, tikras jūs turėtumėt parašyti, kokios yra treniruotės, ką jūs veikiate, kokie yra laikai, duoti kuo daugiau informacijos, papasakokite, kaip jūs dirbate. Absoliučiai visą įmanomą informaciją jūs turite pasakyti AI-ui ir jisai tikrai padaro tam tikrus neblogus insightus. O mes dabar pasižiūrėkime, koks yra rezultatas. Visai nieko. Aš įsivaizduoju, nuo 12 metų publika tikrai yra visai nebloga ir taip atrodo websaitas. Matome, netgi yra šiokie tokie fake reviewsai jau padaryti. Dabar esmė, kad puslapis neturi jokių nuotraukų. Jeigu jūs turite kažkokių nuotraukų, tai jūs lygiai taip pat galite tas nuotraukas imti ir įkelti čionais ir pasakyti AI, kad žiūrėk, čionais yra mano tos nuotraukos, kurias aš norėčiau, kad vartotojai matytų. Tai prašau, imk jas ir įkelk. Aš pasiekiau savo norimą rezultatą ir aš noriu dalinti šituo puslapiu su savo klientais. Ir liko paskutinis žingsnis, tai įkelti šitą web puslapį į internetą. Tai ką mes dabar padarysime, turime lysti į GitHub'ą ir GitHub'e mes turime susikurti šio projekto repozitoriją. Aš čionais parašysiu, kad futbolo treneris web. Man čionais viskas kaip ir tinka, tegul projektas būna public, aš jo nieko neslepiu. Tai spaudžiu Create Repository ir pas mane atsiranda kelios komandos, kurias aš turiu įvesti, kad mano kodas atsidurtų čionais ir kad jisai niekur nedingtų. Tai pradėkime nuo git-init. Gitą mes jau užsinstaliavę į savo kompiuterį, tai įrašau į terminalą. Tik žiūrėkite, čionais pas mus dabar raninasi aplikacija, tai mes turime Ctrl+C spausti, kad aplikacija mūsų išsijungtų. Pasakome, Gite, aš noriu naudotis tavo technologiją. Gitas suprato. Sakau, Gite, noriu ką dabar daryti, noriu visus šitos failus, kurie yra čionais, išskyrus ten kai kuriuos, apie tai dabar nekalbėsiu, pridėti. Gitas sako, ok, pridedame visus šitos failus. Trečias dalykas, ką aš noriu padaryti, tai noriu imti ir pirmą komitą padaryti, kas tai yra, kol kas siūlau nesigilinti. Čionais tiesiog tokia žinutė, kas buvo atlikta šiuo metu, bet šitas, kad tai yra pirmas komitas, yra visai neblogas komentaras. Ir dabar, ką aš noriu padaryti, tai noriu pasakyti, kur šitas kodo traukinys turi nuvažiuoti. Jisai turi nuvažiuoti būtent štai čionais ir ką aš padarau, nusikopijuoju dar šitą komandą ir įrašau šitą komandą čionais. Viskas, iš tikrųjų padariau daug dalykų ir dabar turiu padaryti tokį dalyką, kad rašau git push ir dabar mūsų laukia tam tikras nesusipratimas, kad gitas sako, žiūrėk,
tu bandai pušinti kodą, bet aš nežinau, į kurią tiksliai vietą nori pušinti ir pasirink branchą, kas tai yra irgi dar sudėtingi keywordai, nesigilinkite tikrai, nes šiandieną bus per daug informacijos, aš tiesiog ką noriu padaryti, nukopijuoti šitą skriptą, įrašyti jį ir kodas nueis ten, kur jisai turi nueiti. Enter, kai ją įrašau ir pasižiūrėkite, kad šitas toksai keistas dalykas, kur yra daug įvairiausių raidžių, reiškia, kad mes turime sėkmę. Ateikime į mūsų Gito repozitoriją, parefreshinkime Gito repozitoriją ir matome, kad štai čionais yra jau kodas, kurį mes pridėjome. Dabar mes norime paimti ir šitą kodą sustumti į verselį, kad jūsų draugai ir artimiausi žmonės tikrai galėtų jį pamatyti, tai lendame. Tai mes įlindame į verselį ir čionais, ką aš noriu padaryti, kad tas kodas atsidurtų štai čionais. Spaudžiu, kad noriu sukurti naują projektą, pasirenku mūsų futbolo treneris web projektą, spaudžiu import. Čionai siūlau per daug dalykų nekeisti, spaudžiu tiesiog deploy ir tai užtruks kažkur apie 2 minutės ir mūsų puslapis bus jau gyvas. Ir štai čionais yra mūsų web puslapis, kurį mes įkėlėme, jisai yra prieinamas jau netgi 4 minutės, spaudžiu ant šito puslapio ir taip šitas puslapis jau yra prieinamas visiems. Yra šiokia tokia maža problema. Puslapio URL'as atrodo šiek tiek skeminis, liktais tuo jūsų močiutė praras visas santaupas atėjus į šitą web puslapį, dėl to jūs galite norėti nusipirkti švarų tvarkingą web puslapį. Mes galime ateiti į domains ir čionais įrašyti, norime nusipirkti futbolotreneris.com. Žiūrime, kad tas domenas kainuotų $11 metams. Ir taip, iš tikrųjų aš dabar to nepirksiu, bet kai jūs nusipirkate šitą domeną, jūs galite labai paprastai keliais mygtukais imti ir pridėti jį prie web puslapio. Ir mes turime veikiantį websaitą. AI parašė kodą, mes jį pakritikavome, įkėlėme į internetą, bet galų gale sutaupėme apie 1000 eurų ir visai nemažai laiko. Dabar mūsų web puslapis yra prieinamas klientams ir taip, jisai yra mūsų veidas internete. Jei kažkas nesigavo, rašyk komentaruose, jei viso to nenori daryti pats, mano kontaktai yra aprašyme. Ar tai reklama? Tikriausiai taip. Šiame kanale mes toliau žiūrėsime, kaip AI pritaikyti savo verslo reikmėm. Tad jei tau šis kontentas yra aktualus ar įdomus, pasubscribink šį kanalą. Iki.